Čia trečios žinios. Kiek yra dabar? Po 5:16, temperatūra 20 laipsnių, greitis 17. Žodžiu, kol neatšalo, kol visiškai neužsimiršo, papasakosiu šios dienos ir vakarykščius nuotykius. Žodžiu, čia nuo Liepos kažkur tai praktiškai internetas, matau, man nurodo porą padalų. Bitė ir ten kiti ryšiai pas juos ir sako, kad už Liepos beveik jo nėra. Aš neturiu interneto, negana to, atvariau į tą Laivineks miestelį Žvyrkelių, važiavau 5 kilus ir atvažiuoju į tą, kur aš esu tik vienas ir nėra ten interneto. Nu, fainai, aš esu kaip, gerai, su to susitaikiau. Bet aš susvyrinkau, išsimegau normaliai. Išvažiuoju iš Žvyrkelių to atgal, pavažiuoju 10 kilų, sustojau pasitaisyti. Čiukt, mano tas gazo, kaip tas yra greičio, tas akceleratorius nebedirba. Nieks nebedirba. Nežinau, ką daryti. Visaip išbandžiau, viską kažką tai su viena ranka, kažką tai ten per daug net trampys, bet kiek galima, pradėjau stabdyti žmonės. Sustabdžiau kažkokį ten už pusę valandos, kažką sustojo, bet tokie geri, tokia pora, bet labai fainiai Latviai. Ir jie žiūrinėjo, viską išbandė. Sako, čia reikia ant buksyro tempti, ten pasiskambinau numerį, kad yra Liepoj, bet aš jau nuo Liepojos 40 km nuvažiavau. Sako, yra galimybė Liepoj, sako, jau to, sako, geras meksas, viskas to padarys ant greičio. Aš aišku skambinau Maksimui, nes aš turiu lygiai tokį pat viską. Dar čia yra antras mano tas, kur aš turiu. Ir aš sakau Maksimui, nuo to mano pirmojo nurink tą šito gazo greičio akceleratorių ir sakau, kažkaip sugalvokim, kaip tai jį atitempti. Paskui tasai žmogus Latvis sustabdė kažkokį tai žmogų, sustojo ir labai noriai, jisai su tokia priekaba, kur galima mano mašiną įkrauti. Jisai važiavo į Ventspilio pusę, bet jisai su mielu noru apsisukti, nutarė, sako, gerai, aš tai nuvešiu į Liepoją ir paskui atgal grąžinsiu. Nuvešiu pas tą meistrą, žodžiu, sustoja vienas žmogus, kuris pažįsta šitą Liepojų meistrą. Visą tai vyksta kažkokiam kely, kur artimiausias kelias miestelis koks nors už 20 km. Sustoja tas anas, kuris mane nuveža tenais, įmetęs dviratį į tą tiratį mano. Ten tas meistras, sakau, čia va, turi tokią pat detalę, sakau, va, čia sugedė tas rankinėlė. Ok, pakeitė, dikai atidavė man naują. Ir dar vieną, čia dar turiu dar vieną atsarginę. Paskui kava pavaišino, visi paskui kažką tai tarpusą, aš aišku visą tą filmavau į ten telefoną. Broliukam reikia padėti. Žodžiu, toliau tasai, mes su juo išsišnekėjom, jisai ten parsivežė į namus, tas pasirodo, jo sūnus yra 3 kart pasaulio čempionas motokroso. Ir jisai yra žinomas treneris, sako apie jį netgi dokumentinis Kaspars Janis Dvise. Ir sako, yra netgi dokumentinis filmuotas apie jį. O žodžiu, buvo labai įdomi, labai įdomi nuotykiai ir pažintis. Ir galų gale ir labai prasmingai, giliai ir fainai. Man patiko, kad nežinau, aš iš pradžių buvau susitridaliavęs, nežinau, iki kokio šio antrą dieną kelionės, o paskui iš viso viskas, ką aš žinau, negi prie tokių dalykų pripras gali, kad žmonės to padeda. Aš nežinau, realiai nuveža, paėmos, detalės, viską nemokai, paėmė, galio valio, žodžiu, dar galų gale Kaspars, tas treneris, 3 kart pasaulio čempiono, padėkojo man, sako, kad man jisai džiaugiasi, kad tokį stiprų žmogų ten, žodžiu, daug gyrė mane. Toks bepratis, aš jam kalbėjau, pasakė, kad aš biškutė žinau, kad aš biškutė bepratis išprotėjęs. Nu va, tai va, tai gerai, fainai diena praėjo, dabar dar laukia kažkur tai apie 300 km iki
Ventspils. Dabar yra pusė 6. Nu, galbūt už kokios 4 valandų aš davažiuosiu. Turėčiau būti kokį 11 valandą. Pažadėjau jau, kad viešbučiai, kad bus iki 10. Nu, nuo 9 iki 10, bet ten niekur nepapuls, vis tiek. Mano kambarys vis tiek liks. Bet tikiuosi nebus tokia nesąmonė, kad nėra kur padėti tą dviratį, nėra elektros, o kai pajungti ten tik kažkoks tai bronius, kuris nieko kalbėti net nemoka. Jis realiai nesupranta, kaip internetą pajungti, koks kodas, kaip ką, ieškoti. Ot komedija. O iš viso čia žmonių nėra, pasirodo. Čia yra aklųjų kažkokia tai draugija, kur karts nuo karto kažkas atvažiuoja. Tai aš 40 eurų sumokėjau, kuri kažkokia tai landinė papuolė. Nu, dar be to duris susidariau, odai 3 skamba man pusę nakties. Nu, nieko. Dabar biškas žiovauju. Važiuoju į priekį.